susitiko Motiejus Valančius ir Maironis, du kunigai, abu žemaičiai, lietuvių mylimi ir gerbiami rašytojai. Ar gali papasakoti apie save? Mano tikroji pavardė yra Jonas Mačiulis, gimiau 1862 metais Pasandravių dvare Šiluvos valčioje Raseinių apskrityje. Esu rašytojas, kunigas, profesorius. Įsikėlęs iš tėvų apsigyvenau Kaune baroko stiliaus name. O tu papasakok apie save ką nors. Aš esu garsus žemaičių vyskupas ir gyvenau 19 amžiuje. Esu išleidęs apie 70 mažiems vaikams knygelių ir aš esu dar įžymus kaip garsus rašytojas. Paskui aš kariavau su žmonėmis prieš alkoholį, nes žmonės buvo prasigėrę ir aš organizavau, kad perneštų knygnešiai į Lietuvą mano knygas, kad skaitytų, nes buvo tada uždrausta lietuvių spauda. Jie manęs paklausė, kviečiausi į bažnyčią ir aiškinau pamokslus, kad negertų ir jie manęs paklausė. Ir dar apie save ką nors gali papasakoti? Mano žymiausias kūrinys yra Pavasario balsai. Aš dar parašiau daug žymių kūrinių, kaip Kur bėga šešupė, po to Trakų pilis Lietuva brangi. Galiu pasakyti apie Kur bėga šešupė. Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė, brangi Lietuva, ten broliai ar toriai lietuviška šneka ir skamba po kaimus Birutės daina. Jeigu nori sužinoti daugiau apie Lietuvą, perskaityk mano kūrinį Lietuva brangi.